Zarasuose 3 dienas vyko kvapą gniaužiančios Baltijos šalių vandens motociklų taurės varžybos. Nors daugelie kategorijų dominavo lietuviai, įspūdingų pergalių iškovojo ir svečiai iš Lenkijos, Latvijos bei Ukrainos. Zarasuose Baltijos šalių taurės vandens motociklų lenktynės surengtos jau 3. kartą. Renginys vyksta mieste, todėl jo pasidžiaugti susirenka daugybė žmonių. Šiemet mes švenčiame 20-metį ir rengiame ne vienas varžybos, bet visada smagu sugrįžti į Zarasus. Ir šiemet Zarasuose mes turim Baltijos taurę. Zarasai yra tikrai įspūdingas tom, kad mes varžybos rengiame miesto centre. Žiūrovams, dalyviams tai yra tikrai labai smagu palaikymas nuo kranto. Žmonės visi iš viso miesto gali tai matyti. Tai yra įspūdingiausia vieta Lietuvoje. Galingiausių vandens motociklų GP1 klasėje po atkaklios ir azartiškos kovos pergalę išplėšė pernykštis Europos vicečempionas Andžejus Višnevskis, vos 1 tašku aplenkė stipriausią konkurentą Arnoldą Plungę. Stovimų vandens motociklų lenktynėse nepralenkiamas buvo Latvijos sportininkas Danilas Potrivailo. Antrą vietą džiaugėsi kaunietis Grantas Gurkšnys. GP4 klasėje įtikinamą pergalę iškovojo visas 3 lenktynės laimėjęs lenkas Juliušas Romanas. Tai jau antras jo trofėjų šią vasarą laimėtas Lietuvoje. Liepos pradžioje Kupiškio mariose 19-metis pirmą kartą tapo Europos čempionu. Tarp moterų ir merginų GP4 klasės nugalėtoja tapo Astra Gurkšnytė. Į prizininkių trejetą pateko ir jauniausia varžybų dalyvė 13-metė Emilija Jakučionytė.